Žinai, ką tik pajutau? Kad mūsų motina yra ta pati. Nes, pavyzdžiui, maniškė, ji iš vis norėtų, kad aš visą gyvenimą likčiau vaikų, na bent jau visą jos gyvenimą. Mėnulio šviesoje, kai niekas nemato, niekas negirdi, niekas neieško, vienas visada laiminga širdyje, kai niekas nemato, niekas neieško. Gerai, žinokit, labai pozityvo, labai daug. Čia kaip mes vyruokam 3 viename ir spektaklis, ir koncertas, ir nuotaikos užtaisas nerealus, o šypsena nenueina. Šiaip labai įdomus ir kažkuo išskirtinis, todėl tuo, manau, labiausiai ir patiko. Labai energinga, labai užvedanti. Ir vaidina tikrai gerai. Iš tikrųjų, pirma dalis kiek buvo labai džiugi, antra vos nesugraudino, bet labai geras spektaklis, tikrai. Puikiai. Labai puikiai. Niekas nemato, niekas negešia visą vėrą, blėt. Niekas nemato savo jie, vienas iš turi poikį, tai. Jie pamatys begalinę energiją, tą būtent laisvės pojūtį. Žmogus yra aklas ir vis tiek tiki, kabinasi į tą gyvenimą. Blogas berniukas ir vėl nepasiklojo lovos. Jis bus kažkodėl nubaustas. Bučiuosi visą naktį mamai kojos. Jūs irgi čia gyvenate? Ne, aš čia negyvenu. Aš čia tiesiog, kaip buvo, aš minutėliai čia užsukau. Tiesiog kažkodėl pradrėvėlė, bet paprašiau, kad Donaldas man užvektų suknelę stabutę. Nu, bet čia. Aš kalbu su Parevencu. Nu, aš tikiuosi gauti vaidmenį viename teatre, kol kas nebraudėjus, bet aš nesu išdidė. Ak, tai jūs aktorė? Panašiai. Tai vadinasi, aš galėjau matyti kitus jūsų vaidmenis scenoje. Aklas ištvirkė. Tu vadai, ieško kompromituojančios medžiagos apie mane. Kokią ferą tu nesuklaidai? Tu ką generalinis prokuroras? Pakeis su niekom negali. Vėl kažkur skubi. Ir tau, aš tau dainuoju. Žmogus, kuris dainuoja, yra iš tikrųjų puikaus vokalo meistras, kad jis taip scenoje gali pasakiškai ir taip jautriai vaidinti, aktoriniai būti toks tvirtas. Ir man labai gera turėti tokį partnerį. Labai patiko. Gražiai Mantas dainuoja, fainiai, vaidyba. Man patiko. Labai gerai, man labai patiko, labai smagu. Ne, vis geros emocijos labai. Labai jausminga dalis iš tikrųjų. Patinka Mantas Jankavičius kaip dainininkas, tai šiuo atveju labai sužavėta jo ir aktoriniais sugebėjimais.